Sveiki, pademonstruosime, kaip pasileisti internetinę užsakymų sistemą. Atsidarome internetinį langą ir surenkame adresą localhost/usistema. Šis adresas bus naudojamas tokiu atveju, jei naudojate sistemą įmonės viduje. Taigi matome, kad mūsų sistema įdiegta tvarkingai. Jei tokio lango nematote, kreipkitės pagalbos ir į Vilę. Toliau mums reikia susikurti vartotoją. Atsidarome Vilės programą ir prisijungiame master ar kito vartotojo, kuris turi 9 lygį vardu. Pasirenkame servisas vartotojai, spaudžiame mygtuką naujas. Įvedame vartotojo vardą, slaptažodį ir nurodome darbo režimą. Galime pasirinkti režimą dirbti internete. Tai vartotojai, kurie atlikinės užsakymus tik per internetinę užsakymų sistemą. Galime pasirinkti režimą dirbti internete ir balanse. Tai vartotojai, kurie galės atlikti užsakymus tiek su Vilės programa, tiek internete. Mes pasirinksime internetinį režimą. Toliau vartotojui reikia priskirti 4 būtinus parametrus. Pirmas parametras – įmonės identifikacija. Spaudžiame naujas. Pasirenkame įmonės ID. Tai unikalus operacijų registravimo kodas, jis gaunamas kartu su Vilės programos registracija. Mūsų atveju jo reikšmė lygi 00. Išsaugome. Antras būtinas parametras – padalinys. Nurodome padalinį, iš kurio bus internetu pardavinėjamos prekės. Šį padalinį nurodome laukelyje reikšmė. Spaudžiame sąrašo mygtuką ir pasirenkame norimą padalinį. Yra atvejų, kai prekės pardavinėjamas iš kelių padalinių. Tuomet privalome sukurti padalinių filtravimo lentelę. Atsistojame į laukelę lentelę, spaudžiame sąrašo mygtuką. Atsidariusiame lange spaudžiame naujas. Įvedame filtravimo lentelės kodą. Ir parenkame lentelės tipą padalinių. Dabar sudėsime į lentelę reikiamus padalinius. Spaudžiame naujas ir iš sąrašo pasirenkame padalinio kodą. Išsaugom. Taigi, sukūrėme reikiamą filtravimo lentelę. Išsaugome. 2 kartus paspaudus ją, vartotojui parenkame susikurtą lentelę. Trečias būtinas parametras yra klientas. Spaudžiame naujas ir parenkame parametro reikšmę klientas. Turi būti parengtas klientas pirkėjas, kuris užsakinės prekes internetu. Jį parenkame į laukelį reikšmė. Spaudžiame sąrašo mygtuką ir parenkame reikiamą klientą. Jei vartotojas yra jūsų įmonės darbuotojas, jis gali daryti užsakymus daugeliui klientų. Tokiu atveju šiuos klientus turite sudėti į klientų filtravimo lentelę. Atliksite analogiškus veiksmus, kaip kuriant padalinių filtravimo lentelę. Ir išsaugosite informaciją. Ketvirtas būtinas parametras yra menedžeris. Spaudžiame naujas, parenkame parametrą menedžeris, atsistojame į laukelį reikšmė, spaudžiame sąrašo mygtuką ir iš sąrašo
pasirenkame menedžerį, kuris bus kaip menedžeris pardavėjas jūsų aprašomam vartotojui. Išsaugome. Dabar dar kartą viską išsaugome. Kad internete matytume prekę, turi būti įvykdytos kelios sąlygos. Pasirenkame kortelės, prekės, pasirenkame norimą prekę ir spaudžiame koreguoti. Ši prekė privalo būti grupinė, todėl įsitikiname, ar ji priklauso grupiai. Tada atveriame požymių langą ir pažymime varnelę internetas. Tada patikriname, ar tikrai prekė turi aprašytas kainos padaliniuose. Taip pat patikriname, ar prekė buvo bent kartą pajamuota. Atsistojus ant prekės spaudžiame analitinę operaciją mygtuką. Atsidariusiame lange matome, kad prekė yra sandėlyje. Taigi įsitikiname, kad prekė atitinka visas sąlygas, kad būtų matoma internete. Išsaugome pakeitimus ir grįžtame į internetinį langą. Suvedame jau ką tik sukurtą vartotoją ir slaptažodį. Spaudžiame mygtuką prisijungti. Prisijungiame prie sistemos. Atsidariusiame lange spaudžiame prekės. Į paieškos laukelį įvedame prekės kodą arba pavadinimo fragmentą ir spaudžiame mygtuką ieškoti. Įsitikiname, kad ši prekė jau matoma internete. Išeiname iš sistemos. Kaip toliau dirbti ir administruoti užsakymų sistemą stebėkite kitose pamokėlėse.